Kiek prisimenu save, visą laiką nors laukdavau. Pavyzdžiui, kada baigsiu darželį ir nebereikės miegoti pietų miego, kada sukaks 18, arba teisės, kai visi laukiam teisę. O dabar baigsiu mokyklą. Nebebus nei kontrolinių, nei namų darbų. Išvažiuosiu gyventi vienas. Mama nebesakys, kada grįžti, kodėl grįžti namo. Atrodo viskas gerai. Bet širdyje kažkas stovi. Atrodo, kažko nepadariau. Gal dėl tų egzaminų man čia kokia depresija užpuolė. Reikėtų su ko nors pasitarti. O su kuo daugiau negu su pačiu savim. Bet kur mano vidinis balsas, kai man jų reikia? Juk aš čia. Tai žinoma, pasitarkime. Prisėsk ant sofutės ir pasistengk nusiraminti. Nors jie atvirai, tai džiaugiuosi, kad nerimauji. Nauja pradžia dažnai tokia ir būna. Bet aš nenoriu nerimauti. Gerai, suprask mane. Man dabar labai sunku ir man reikia pagalbos. Gal gali padėti? Štai ir žengiai pirmą žingsnį, šaunuolis. Išdrįsti paprašyti pagalbos jau drąsu. Nuskambės banaliai, bet žmogaus gyvenimas panašus į kino juostą. Tai reikia ją atsukti ir pažiūrėti, kur slepiasi problemos. O tai gal pabandykim tą juostą atsukti? Pabandykim. Pradėkime nuo pačių pradžių. Nuo pat pradžių? Gerai. Gimiau 2006 metais. Atsimenu, buvo ruduo, buvo šalta, vėjuota ir buvau sulankstytas į languotą antklodę. Niekada nekenčiau tų languotų antklodžių. Atsimenu, visi puolė mane sveikinti, visko linkėti. Tu pažiūrėk, koks gražutis. Aktorium bus tikrai. Oskarus laimės. Pamatysi, sakau tau. Koks dar aktorius? Ar čia profesija? Daktarų vaikas bus, sakau tau, daktaru. Aš tai norėčiau, kad anūkėlis kokia įžymybė būtų. Gal dainininku kokiu? Kas per nesąmonę, kad vaikas įžymus būtų, turi uždirbti gerai. Teisininkas tada bus ir taškas. Jūs girdit? Jie jau tada visi man sakė, ko aš būsiu ir kodėl toks būsiu. O kur aš? Kur mano nuomonė? Čiagi mano gyvenimas. O gal tu tiesiog kažką netaip supratai? Mielas sūnau, kilk aukštai, klausyk savo širdies, siek svajonių, mes visada būsim šalia ir tave palaikysim. Mylim. Miela dukrytė, mes visada būsim kartu, mylim tave. Brangus sūnau, siek savo svajonių, o mes būsime tie, kurie visada tave palaikysim. Dukryte, jau nuaidėjo paskutinis skambutis. Tai skambutis, kuris nuves tave į naują gyvenimo pradžią. Myliu, mama. Mielas sūnau, drąsiai
keliauk paskui savo svajonę. Ir aš tave visada palaikysiu. Mielas sūnau, kiekvienas sunkumas, kiekviena pergalė yra tavo kelias, tavo augimas. Sėkmingo starto. O aš apie tai net nepagalvojau, kodėl man to nesakė anksčiau, kaip ir tada, kai norėjau gauti meškiuką, o ne mašinėlę. Sukime tavo gyvenimo filmą toliau. O kaip mokykliniai prisiminimai? Mokykla? Gerai, atsimenu, buvo rugsėjo 1,
Ir ateinu prie savo klasės ir atrodo negalėjo prasidėti blogiau. Aš stoviu vienas. Mano būsimi klasiokai bendrauja, šneka vieni su kitais, matyt, buvo pažįstami iš praeitų klasių, o aš stoviu vienas. Ir ar čia yra gera pradžia? Bet kaipgi baigėsi ši serija? O baigęs geriau nei tikėjaus. Aš susidraugavau su klasiokais, o jis tapo mano geriausiu draugu. Mano saulė vandenyno gelmėse, tu mano saulė vandenyno gelmėse. Mokykla, tai juk ne tik draugai, tai ir pamokos, namų darbai, kontroliniai, mokykliniai švarkai, lankomumas, mokytojai ir auklėtojai. O kokio filmo žanrą tau primena mokyklinis gyvenimas? Filmo žanrą?
Nežinau, gal dokumentika? Ne? Ne. O gal komedija? Bet nežinau. O gal siaubo? Stop! Nu, bet čia ne mano filmas. Aš kitus dalykus prisimenu. Aš atsimenu, kai per pertrauką su draugais eidavom į Zagoną. Aš atsimenu, kai važiuodavom į ekskursijas. O labiausiai atsimenu tuos momentus, kai ateidavau pas mokytojus, galėdavau atsigerti arbatos ir tiesiog apkalbėti gyvenimiškus dalykus. Norim pasakyti, kad mes visada turėsim šiltos arbatos puodelį. Ir desertų. Ir pasiliksim. Sugrįžkite. Lauksim. Mylim. Išmok nepaklyst, ar dvejoti.
išeiti lengviau nei sugrįžt. Kaip atras save ateities sapne, kai žvaigždė nušvis. Aš žinau, viltis gyvens kiekvienoj mažoj širdį, skleidžiasi laimės paslaptis, pajausk skrydis toks svaigus ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta. Mano balta knyga, kur žodžių nėra, tik viltis. Tai išlaisvink ją ir paleisk į plačias svajų erdves. Laimės nebus per daug, jei meilė užmerkia akis. Tik neklausk kada, ateities sapne maža žvaigždė nušvis. Aš žinau, viltis gyvens kiekvienoj mažoj širdį, skleidžiasi laimės paslaptis, pajausk skrydis toks svaigus ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta. Aš žinau, viltis gyvens kiekvienoj mažoj širdį, skleidžiasi laimės paslaptis, pajausk skrydis toks svaigus ir laikas nesvarbu, nes skrydyje žmogus atgimsta. Bet mokykloje, kaip ir kine, yra žmonių už kadro. Jie yra nematomi, bet labai labai svarbus. Labai diena. Mėly abiturientai, jų tėveliai, mokytojai. Štai ir nuskambėjo paskutinis skambutis. Sukvietęs jūs, abiturientai, čia paskutinį kartą pabūti drauge. Tikra tiesa, kad mokyklinis gyvenimas tarsi kino filmas. Pradžioje sužadina smalsumą, intriguoja, suteikia vilčių. Manau, kad ir jūs atėję į gimnaziją patyrėte panašius jausmus. Turbūt kiekvieno galvoje sukosi įvairiausios mintys apie tuomet dar būsimus klasės draugus, mokytojus, apie tai, kaip jums seksis šioje gimnazijoje. O sekėsi gerai. Tarsi kino filme. Vieną dieną komedija, kitą dieną drama, o kur dar romantikos elementai, dokumentika ar veiksmo scenos. Tarsi kino filme. Jūs patys buvote aktoriai, režisieriai, scenografai.
mokėtės, kūrėte, vaidinote ir interpretavote. Tarsi kino filme dirbote su nepakartojamais gimnazijos mokytojais, kurie yra tokie skirtingi, tarsi kino žvaigždės. Vieni malonūs, supratingi, draugiški, kiti gal kiek griežti, santūrūs, reiklūs. Prabėgo 4 metai, tarsi kino filmas. Ir kiekvieni jų nešė savyje žinutę. Įsimintinas pamokas, renginius, išvykas, kurių metu jūs mokėtės bendrauti, plėtėte akiratį ir tobulėjote kaip asmenybės. Ir čia, šiandien, tarsi kino pasaulyje, apdovanojimai, nominacijos, aplodismentai, žavesys. Noriu padėkoti gimnazijos vardą garsinusiems ir stropiai besimokiusiems abiturientams. Tad kviečiu čia ir noriu įteikti padėką bei pakvietimus į kino filmą Ernestui Albert Tolstojui. Ačiū Ernestui už puikius akademinius pasiekimus, už pergales olimpiadose, konkursuose ir įvairiuose čempionatuose. Šaunuolis. Taip pat kviečiu Viliją Rimkutę, kuriai noriu padėkoti už puikius akademinius pasiekimus, meninę visuomeninę veiklą ir konstitucijos išmanymą. Ačiū Vilijai. Taip pat dėkoju Adrijai Ryškovaitei už puikius akademinius pasiekimus. Ir kviečiu Karoliną Drakšaitę. Turbūt nėra Karolinos. Dėkoju Austėjai Norgilaitei už puikius akademinius pasiekimus. Ir kviečiu Vestą Trapkauskaitę. Taigi Vestai dėkoju už puikius akademinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą ir stropų mokymąsi. Kviečiu Ievą Jakštaitę, kuriai noriu padėkoti už puikius akademinius pasiekimus. Kviečiu Rugilę Saračkaitę, kuri taip pat puikiai mokosi, dalyvauja visuomeninėje veikloje. Kviečiu Beatričę Kairytę ir dėkoju jai už visuomeninę veiklą. Taip pat kviečiu Luką Kundrotą, kuriam dėkoju už visuomeninę veiklą ir sportinius pasiekimus. Na, o dabar noriu pakviesti turbūt visiems pažįstamą Vakarį Vaivadą. Dėkoju jam už visuomeninę veiklą ir sportinius pasiekimus. Na, o kaip Vakaris be Emilijos Grincevičiūtės? Tai ačiū Emilijai už aktyvią visuomeninę veiklą. Dabar kviečiu Kęstutį Masiliauską.
kuriam noriu padėkoti už visuomeninę veiklą ir puikų mokymąsi. Kviečiu Emiliją Razmaitę, kuriai noriu padėkoti už puikų mokymąsi. Kviečiu irgi žinomą veidą Emilį Vaitelavičių, kuriam dėkojame už meninę veiklą. Kviečiu Paulą Čiukaitę, kuriai dėkoju už meninę veiklą. Kviečiu Skaistę Račkauskaitę, kuriai dėkoju už visuomeninę veiklą ir sportinius pasiekimus. Kviečiu Godą Topolovaitę, kuriai noriu padėkoti už puikius akademinius pasiekimus, konstitucijos išmanymą ir puikų mokymąsi. Kviečiu Beatričę Genytę, kuriai taip pat noriu padėkoti už aktyvią visuomeninę veiklą. Na ir kviečiu Eriką Barasaitę, kuriai noriu padėkoti už laimėjimus matematikos ir informacinių technologijų konkursuose, už aktyvią visuomeninę veiklą ir stropų mokymąsi. Dar noriu pakviesti Rusnę Benedytę, kuriai dėkoju už meninę veiklą. Kviečiu Arną Jucį, kuriam dėkoju už aktyvią visuomeninę veiklą. Kviečiu Nojų Kazlauską ir taip pat Agotą Norvilaitę. Jiems dėkojame už aktyvią visuomeninę veiklą. Kviečiu Rebeką Krylovą, kuriai noriu padėkoti irgi už aktyvią visuomeninę veiklą. Eglę Sriebaliūtę kviečiu pas save. Ir taip pat Elingą Kontrimaitę, kurioms noriu dėkoti už aktyvią visuomeninę veiklą. Taip pat kviečiu Deimantę Alejūnaitę ir Rugilę Butkutę, kuriom dėkoju už aktyvią visuomeninę veiklą. Kviečiu Matą Krušą ir Nedą Pagoliūtę, kurie taip pat yra aktyvūs. Taip pat noriu padėkoti Ievai Stubrauskaitei, Barborai Sinkevičiūtei už aktyvią visuomeninę veiklą. Kviečiu Eveliną Mingėlaitę ir Ievą Jedenkutę. Dėkoju už aktyvią visuomeninę veiklą. Kviečiu
Austėją Kaminskytę ir Godą Motuzaitę, kurioms dėkoju už visuomeninę veiklą. Kviečiu Pauliną Vežauskaitę. Toliau kviečiu Gaivilę Kačinskytę, kuriai dėkoju už aktyvę visuomeninę veiklą ir stropų mokymąsi. Kviečiu Valeriją Ostrovskają, kuriai noriu padėkoti už aktyvę visuomeninę veiklą ir sportinius pasiekimus. Taip pat kviečiu Deimantę Rabačiauskaitę, kuriai dėkoju už aktyvę visuomeninę veiklą ir stropų mokymąsi. Kviečiu Eveliną Žadeikytę ir Ariną Razumovskają, kurioms dėkoju už visuomeninę veiklą ir sportinius pasiekimus. Evelinai bei stropų ir uolų mokymąsi. Kviečiu Liviją Jurkutę, kuriai dėkoju už meninę ir visuomeninę veiklą ir stropų mokymąsi. Na, noriu padėkoti Augustei Lukauskaitei už stropų ir uolų mokymąsi. Taip pat kviečiu Viratą Tamošiūną, kviečiu Domantą Uselį ir Gabrielę Bernatolytę, kuriems dėkoju už stropų uolų mokymąsi. Kviečiu Igną Stankaitį, Aurimą Mikutį, kuriems dėkoju už stropų ir uolų mokymąsi. Na ir kviečiu Saverijų Klionovą, kuriam taip pat dėkoju už stropų ir uolų mokymąsi. Na ir turime visą eilę turbūt sportininkų. Tai dabar noriu pakviesti čia Nedą Portnovą, kuriam dėkoju už sportinius pasiekimus. Kviečiu Patriciją Jokšaitę ir Vilių Aleksandrovą. Kviečiu Justą Dargevičių, Kristupą Grybą, kviečiu Ronaldą Ambrizą, Tautvydą Vaigauską ir Saulę Sadauskaitę.
Kviečiu Kajų Vaivadą ir Odri Višumirskytę. Taip pat kviečiu Radvilę Vasiliauskaitę. Dar kviečiu Silviją Kisieliutę. Kviečiu Eladą Daubarytę, kuriai noriu padėkoti už sportinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą. Kviečiu Viltę Dromantaitę, kuriai dėkoju už sportinius pasiekimus ir stropų uolų mokymąsi. Taip pat kviečiu Dianą Bumaženko, kuriai dėkoju už sportinius pasiekimus ir puikų mokymąsi. Ačiū Diana. Kviečiu Povilą Vagnorį. Dėkoju už sportinius pasiekimus ir aktyvią visuomeninę veiklą. Na ir dar kviečiu Emilį Buržinską už laimėjimus informacinių technologijų konkursuose. Ačiū Emiliui. Taigi, mielieji, tegul jūsų gyvenimo filmas būna nuostabus ir kupinas gražių istorijų, tikrų draugų ir pilnas galimybių. Vertinkite visas jums suteiktas pamokas ir atminkite, kiekviena pamoka turi savo kainą. Gyvenimas ne kino filmas, atgal neatsuksi. Sėkmės jums ateinančioje brandos egzaminų sesijoje. Na kągi, tavo gyvenimo filmo peržiūra eina į pabaigą. Turiu tave pagirti už drąsiai atsukti, bet dar labiau už svarbiausių akcentų sudėliojimą. O jei iš tikrųjų galėtum pakeisti savo tikrą gyvenimą, kokį vienintelį dalyką tu padarytum kitaip? Ką aš daryčiau kitaip? Net nežinau daug galvoti. Prisimink paskutinę literatūros pamoką ir eilėraštį, kurį tau įdavė mokytoja. Gal ten ir yra atsakymas? Eilėraštis. Radau. Dėkok už dieną, tarsi tau sutverta, ir nusilink žemai į 4 puses. Šį vakar ir už visą savo laiką, nes, kas žino, gal nebus jau kito karto. Aš supratau, kad svarbiausia gyvenime yra dėkoti. Žinokit, iš tikrųjų labai jaudinuosi. Nesu oratoriškų gebėjimų, kaip mano dukra. Bet pasistengsiu. Šiandien yra išskirtinė diena. Labai išskirtinė mūsų vaikų gyvenimo serialo 1 serija link pabaigos. Ir iš tikrųjų mūsų širdyse dominuoja labai stiprus jausmas dėkingumas. Dėkingumo yra įvairių rūšių, bet mes su tėveliais nusprendėm, kad pats paprasčiausias ir nuoširdžiausias yra paprastas žodis ačiū.
Ačiū. Todėl noriu padėkoti visiems administracijos darbuotojams ir kas padeda, kas nepadeda. Tuo pačiu. Ačiū Jums labai už Jūsų darbą, už rūpestį. Ta pirma serija buvo visokių siužetų. Ačiū Jums už pagalbą. Ir mūsų dovana mokyklai. Tokia simbolinė. Sakoma, kad knygoje yra slypi didžioji išmintis. Ir mes norime, kad mūsų vaikai skaitytų vaikai ir pasisemtų ne tik gyvenimiškos išminties, bet ir net svarbiausia ir geriausia, čia yra dėkingumo jausmas. Ir mes norim Jums palinkėti, kad tą dėkingumą Jūs patirtumėt kuo dažniau, nuo mokinių, nuo tėvų ir net vieni nuo kitų. Ačiū Jums labai. Baisu. Sustok akimirką žavingai. Nu ką, atėjo ta diena. Visi labai ilgai jos laukiame. Norėjome, kad kuo greičiau jinai praeitų. O dabar stoviu prie šitos scenos, turbūt visi mes stovim paskutinį kartą. Ir taip liūdna. Ir supratau, kad galėčiau dar 2 metus minimum čia atsimokyti ir tikrai mokyčiaus tada, ir tikrai mokyčiaus. Bet viskas. Stovime prie finišo tiesiosios, bet aš norėčiau padėkoti. Iš pradžių norėčiau padėkoti mūsų auklėtojams. Paplokite. Jos kaip mamos. Mus barė, guodė, auklėjo. Padarė iš mūsų žmonės. Mes iš karto norėtume atsiprašyti už visas, kaip sakoma, sunaikintas tas nervų ląsteles ir tikimės, kad jūs mus įsileisite pas save, nors turite pagrindo ir neįsileisite. Ačiū Jūs, mes Jūs mylim. Ačiū, paplojam. Ну, prašau jam. Gerai. Dabar norime padėkoti mokytojams. Gerai, aš vis norėčiau turbūt atsiprašyti, nes mūsų santykiai su mokytojais tikrai nebuvo patys geriausi. Su mumis tikrai yra sunku. Nebuvo mes moksliukai ar kažkas. Bet ačiū Jums už žinias.
ačiū Jums, kad mūsų nepalikot, kad buvot kartu. Ir prašau, nenusivilkite, jeigu egzaminai paseks ne taip. Gerai? Ačiū Jums. Iš tikrųjų, prisipažinti, atsikėlęs ryte pamiršau visą kalbą. Tai aš improvizuoju truputį, bet nesiniai perskaičiu straipsnį. Jis yra va šitą mano rankoje. 5 dalykai, ko žmonės labiausiai gailisi prieš mirtį. Aš norėčiau perskaityti, gerai? Gailiuosi neturėjęs daugiau drąsos gyventi taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip kiti tikisi iš manęs. Gailiuosi, kad dirbau per daug. Gailiuosi, kad neturėjau drąsos išreikšti savo jausmų. Gailiuosi, kad neišlaikiau ryšio su senais draugais. Gailiuosi, kad neleidau savo būti laimingesniam. Šitas straipsnis man pasakė, kad gyvenimas yra per trumpas ir reikia dabar daryti, ką nori. Suprantat? Ir reikia viską daryti daugiau. Reikia daugiau mylėti. Suprantat? Reikia neklausyti kitų nuomonių. Mėgautis gyvenimu, o ne žiūrėti į ateitį, sakyti, bus paskui. Reikia daryti viską dabar. Suprantat? Nes gailisi ne tie. O, kitos dalykai. Gailisi ne tie, kurie kažką darė, o tie, kurie nieko ir nedarė. Ačiū. Dar. Čia už šitą. Mes turbūt ne vieną tradiciją pradėjom, ne vieną sulaužėm, dabar ir dar vieną neparašėm testamentą. Nes, o kodėl? Bet, trečiau, jau tokios kartos kaip mūsų turbūt nebebus. Mes norime, kad jūs būtumėt geresni už mus. Mokykitės. Ir aš suprantu, ateiti 12 klasę, svarbiausias dalykas, atrodo, yra zagonas. Ne. Svarbiausias dalykas yra žmonės jame. Ačiū Jums. Aš tarsiu paskutinį žodį. Visų auklėtojų vardu labiausiai norime padėkoti mūsų tėvams. Visų pirma, ačiū todėl, kad jūs prieš 4 metus pasirinkote Vėtrungę. Mes labai tikimės, kad jūs nenuvylim. Mes labai džiaugiamės iki šiol turėdami jūsų bendrystę, jūsų palaikymą. Atsiprašom, jų kažką padarė ne taip, nes mes visada darėm vedini vieno tikslo. Norėjome, kad būtų geriau. Kartais gaunasi kaip visada. Labai ačiū Jums, kad Jūs buvot pavyzdžių. Nes žymiai yra lengviau. Vaikas namuose turi pavyzdį. O visos bendruomenės vardu ir mokytojų, ir darbuotojų. Norim padėkoti ir tėvams, ir vaikams už turbūt pačią gražiausią dovaną mokyklai. Aišku, ji jauniems žmonėms atrodo labai moderni, išmani. Ir niekas negali sakyti, kad nerandu knygų. Bet mums šita laida neša labai stiprią žinutę. Žinutę apie prasmę ir apie tikrasis vertybės. Nuoširdžiai Jums dėkui, mes Jūs amžinai prisiminsim. Tad nepamirškim svarbiausias išmoktos pamokos, būkim dėkingi ir keliaukite kurti savo scenarijų, jūs kiekvienas esate unikalūs, o praeitį palikite praeičiai.
Life is a